Taigi šiandien vakaro Joninių šventės Avon kompanijos didžiojo prizo laimėtoja yra Jolanta Ašmenienė. Seivijai, paplojame. Na, o visiems likusiems šventinio gražaus vakaro. Netikėk, kad priešais suos, kažkokies tau svetimi. Šis gyvenimas kitos, reikia būti savimi. Netikėk, kad priešais suos, kažkokies tau svetimi. Šis gyvenimas kitos, reikia būti savimi. Ačiū. Dėkojame Kapčiamiesčio bendruomenės vokaliniam ansambliui ir jo vadovui Laimučiui Juškaičiui už nuostabiai lyrinės dainas. Būkit visi pasveikinti, linkim jums geros nuotaikos ir skiriam foxtrotą šventės organizatoriam, kad jie suorganizuoja tokias gražias šventes.
iš naujo atgimti. Tokia diena, vakarais, kai apsimelas smogia. Tokia diena, mėnesinė balsas sugroli. Mes jauni, taip kartojam jau daugelį metų. Nes gaila, kito jūsų niekad nematė. Mes jauni, taip kartojam jau daugelį metų. Nes gaila, kito jūsų niekad nematė. Nuo muzikos jau skamba, miškai labai žali. Jaunimo vakarėlis, išbankstai jau rasas. Į lomes ir šerėliai, nereikia jau kasas. Jaunimė, tai šventė linksma, trumpiausia naktelė, palydi daina. Jau dega, jaunijų laužai, jau skleidžia, papačios žiedai. Ugdyti vainikėlius, dėlioja bernelius, jau žemę apsupo giliai paslaptis, ir pasakė jau rūga, jaunėjų aktis. Jaunėlė, tai švelti linksma, trumpiausia naktelė, palydi daina. Jau dega, jaunėjų laužai, jau skleidžia, papačios žiedai. Jeigu daugiau nėra, tai prašyčiau ateiti arčiau, kad mes jūs geriau matytumėm. Ateikit. Štai toksai visai mūsų didelis būrys, o dabar kviečiu gerbiamą Zenoną. Mes padarysim šitaip. Jonas su Jonienė prieina prie mikrofono ir pasako palinkėjimą veisiejiečiams trumpiausios nakties proga. Ir po kiekvieno, kada jie pasakys, po to plosim. Ir už kuriuos daugiausiai plos, jie ir gaus prizus. Direktorė, taip tinka? Tinka. Taigi pradedam nuo jauniausių. Buvo naktys Švento Jono, degė ant laužų ir toliau jūs šitą dainą gražiai labai žinote, kurie žino ir kapela jūsų. Tai aš to visiems Jonams ir Jonienėms ir Janinoms kartu noriu palinkėti gražių joninių prie laužo ir švęsti iki ryto, juk tai trumpiausia ši naktis. Nuoširdžiai visus sveikinu Janinas Jonus ir visiems linkiu šios gražios joninių nakties. Būkit laimingi, daug meilės. Linkiu daug sveikatos ir geriausių darbų. Sveikina jūs Jonas Sakalauskas su savo mylima žmona Nijone. Linkim jums geros sveikatos, laimės, džiaugsmo ir kad joninės skambėtų ir būtų visada čia šventė labai linksma ir labai garbinga. Sėkmės jums, sveikatos ir laimės. Gražios šventės ir iki ryto, kad būtumėt visi kartu. Nukviečiu savo kaimynę, Janiną Dimšienę, prašom. Linkiu visiems iki ryto švęsti ir laimingų metų. O dar sako, kad dzūkai neiškalba. Kuo toliau, tuo gražiau. Labai
Labai malonus miestas Veisiejai yra. Šitą fiestą šitiek žmonių buvo susirinkę. Ir tas yra, kad Veisiejai yra Veisiejai visgi, o Sirijuose neleido šito šventės daryti, o Veisiejai padarė savo. Viską linkime Kationai ir Janinos 100 metų ir dar linksmai ir džiugingai. Ačiū! Matot, Serijų žmogus dar nuo fiestos neišvažiavęs, jam patinka Veisiejuose švęsti. Tai dabar į pagalbą dar labai norėčiau pasikviesti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorių gerbiamą Gintautą Salatką. Dabar tikrai suprantu, kad veisiečiai labai žmonės ištvermingi ir labai bendruomeniški. Net jeigu oras prastas, jie visada susirenka. Kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios sveikatos, kuo didžiausios laimės. Linkiu Jums joninių progą. Lazdijų rajono meras Artūras Margelis. Ir visiems Jonams Janinoms ir jų antrosioms pusėms simbolinės atminimo dovanėlės. Aš manau, kad čia yra mūsų visi trys yra nugalėtojai. Tai mūsų pirmiausia nugalėtoja Janina, kuriai kvapnų prizą įsteigė mūsų šventės rėmėjai Avon kompanija. Paplojam Janinai ir paplojam rėmėjams. Antras prizas keliauja pas mūsų Jonuką. Jonukai su vardadieniu. Na ir trečias prizas mūsų Serijų, kuris taip serga už Veisiejus, kuris taip džiaugiasi šventė Veisiejuose, Jonui Serijų. Alio, Jonui Serijų. Čia jums sveikinam su vardadieniu, būkit sveiki ir visada laukiam Veisiejuose. Dėkojame jums, dar kaip sveikinimą gražius kūrinius jums skiria kapela Veisieja.